Sveiki, esu Daugvilė Labanauskienė, šiandien su komanda atvykome palaikyti ūkininkų. Man kaip ūkininkai ir kaip agro sektoriaus atstovai ypatingai svarbi ši protesto akcija, kadangi norime ūkininkams išreikšti solidarumą. Ne asfalto žmonėms reikėtų aiškinti, kaip ūkininkauti ir tolimesnį ateitį, kad galėtų dėlioti žmonės tie, kurie nusimano apie žemės ūkį ir supranta, kas tai yra. Matom tikrai labai gausią bendruomenę ūkininkų, aršiai nusiteikusių. Kokie vėjai jūs čia atvedė? Pagrindinės problemos, tai aiškiai, yra pieno kainos. Kas aktualiausia yra jau daugiau kaip metai laiko, tai mes nebegaunam pieno savikainos. Tai jau varo ne tik į bankruotus, į neviltį ir absoliučiai verčia atsisakyti čiut ne pieno ūkių. Nes mes ne tik, kad nebeišgyvenam, bet nebeišmaitinam nei savo šeimų. Esam pasiekę tokį dugną, kad netgi dugne yra pramušta skylė. Nu jau viskas yra. Turim išsipardavinėti čiut ne traktorius, kurie yra paimti paraminiai, fermas pastatytos modernios, bet tas, kas skatino mumis kurti savo pridėtinę vertę, gaminti pieną, mes to nebepadarom. Mumis verčia atsisakyti to. Taip, viskas yra prieš savo. Mes jau prieš metus laiko pernai važiavom prie Seimo, buvom. Niekas negirdėjo. Ministras iš viso, jisai nežinau, jo ausis yra užkimštos ar kasnis. Dabar įsivaizduokit, bando sunaikinti gyvulininkystę, pieno ūkius uždaryti, subankrotinti, bet verčia atsieti pievas. Kam ta pieva bus reikalinga, kas ją valgys, kas galėsim deginti žolę. Jūs įsivaizduokit, kad pavyzdžiui, tai įsivaizduokit, jeigu dabar šienauti pakelės ir palikti tas pakelės žolę pūti, tai ta pūdama žolė, jinai daugiau įskiria tos amoniako ir visą tų nereikalingų dalykų. Negu kai mes šienaujam, prižiūrim, kraštovaizdį gerinam, siejam žolės, šeriam gyvulius, bet to pieno nereikia. Niekam nereikia. Pensinio amžiaus ūkininkai atsisakė, pavyzdžiui, gyvulininkystės, ne? Taip. Jaunimas perėmė, atsisakė irgi to sunkaus darbo, prisėjo išarę žemę, pasėjo kviečius, auginti ten tipo duonai gaminti, visą kitą, bulkutėm kepti. Dabar pasakė, tu išarė 50 hektarų žemės, atsiek pievą. O kaip jam atsieti? Jam reikia pasiekti vedą, jam reikia įsipareigojimai yra nacionalinio mokėjimo agentūrai. Reikia, jis nepadarys to, jis nepasieks pelningumo, jis turės atsisakyti paramos, gražinti paramą, gražinti paskolą, viską, o tai viskas yra sumokėta. Didžiulės palūkanos, įsipareigojimai ne tik kad valdžiai, ne tik kad agentūrai, bet galų gale savo šeimos nariams. O dabar tau pasako, atsiek, viskas. Kur jis tą žolę dės? Nebebus karvės, nieko, viskas. Nu, tikėkime, kad, kaip sakyti, mes to kažkokie sprendimai bus. Čia tą ir darom, galvojam, kad bus, bet, sakau, pats prieš metus dalyvavau vienoje akcijoje, kitoje akcijoje, ten važiavom į tą Vilnių, bet niekas neišgirdo, kuo blogiau, to dar blogiau. Jonai, mes iš traktoriaus neišlipsim, mumis iškabins ir uždarys, va taip sėdėsi. O kas vaikus augins paskui, kas šeimas prižiūrės? Nu, jeigu jiems yra patogiau mokėti pašalpas, tai gerai. Pasakykit šiai dieną, nebereikia pieno ūkio, iš karto uždarau, atiduotas fermas, visą kitą. Valstybė atiduodami, tada mokėkit man pašalpas, mokėkit išmokas, tai aš gyvenu koja. Tos pačios pieno perdirbimo įmonės, nu jos irgi, taigi iš mūsų įperka pieną, jis sukuria darbo vietas, žmonės eina, dirba, prekyba, visą kitą. Nu tai sunaikinkit mumis visus, nu tai viskas, nebereikės nei duonos, nei pieno, nei sviesto, nei grūdų, nu nieko nebereikės. 21 metais kūro žalę pirkom po 43 euro centus. Šiai dienai, pernai metai buvo €5. Iš kur jie gauna tuos skaičius, kad ūkininkai gaudavo, kaip pernai parodė prie Seimo, kad parodė, kad ūkininkai gauna 70-80 euro centų. Čia vietoje ūkininkauti reikia. Aš neįsivaizduoju. Jeigu man tiek mokėtų, tai aš čia tikrai nestovėčiau ir šiai dienai viena ferma stovėtų kokius 3-4 fermas. Ką aš galiu pasakyti, norėtųsi, kad valdžioje bent žemės ūkio ministras būtų ne nuo asfalto ir grūdų užauginės, bet dabar liūdna situacija, liūdna, absurdas ir kaip sakyti. Lietuva greit sudegs va taip, kaip tie rulonai, kad dega. Tiesa, viskas, ačiū labai jums, ačiū. Dėkui jums.